Laurynas džiaugiasi naujų patogių suolų. Galima reguliuoti, kokio ūgio yra vaikas, tai galima pritaikyti tą suolą tokiam ūgiui. Tai to ir gerai yra patogu ir tiesiog nevaržo judesių. Tokie suolai stovi visame naujai įrengtame mokyklos anstate. Malonu sėdėti juose, jaukus. Toks vienvietis mokyklinis suolas kainuoja apie 200 litų. Iš savivaldybės biudžeto naujiems baldams įsigyti mokyklai buvo skirti 84 000 litų. Naujas aukštas, aišku, reikalingi buvo nauji baldai ir labai dėkingi esam savivaldybė, kad skyrė lėšų ir minimaliai konkurso būdu tą aukštą aprūpinom, bet visų kabinetų negalėjom aprūpinti, lėšų pritrūko, specialistų kabinetai yra po šiai dienai be baldų. Ant įstaigos pastačius 4-ąjį aukštą mokykloje nebeliko antrosios pamainos, tačiau tam, kad sutilptų visi bemaž 1300 mokinių, teko sustatyti visus turimus, netgi senutėlius suolus. Pasak direktorės, apie 70 mokyklos suolų yra labai seni, pagaminti prieš 15-20 metų. Teko surinkti visokius turimus suolus. Ir aišku, savaime lėšų tam trūko, kad galima būtų klases aprūpinti tinkamo ūgio, reguliuojamais šiuolaikiškais suolais. Ketvirtokai guodžiasi, jog dar nuo sovietmečio likusiuose suoluose jiems labai nepatogu. Nelabai patogi man tam kojom keliam tam. Jie ten į apačią remiasi. Tai jau nebetelpi suolį? Na jau tikriausiai. Pirmokėlių mokytoja nuogastauja dėl auklėtinių sveikatos. Nepritaikytuose balduose kenčia augančių vaikų stuburai. Nugarytė man paskausta sėdėti, nes nėra atramos ir pagal dydį netinka, pagal ūgį. Ir mažiukai skęsta, o didelėms, aukštesniems jau ir nelabai gerai. Taip, kad ir seni, nes negalim nei grupinį darbą, kai dirbam, susistumdyti, patogiai atsisėsti. Taip, kad mums netenkina tie suolai. Šios mokyklos vadovė vakar nudžiugino žinia, jog šalies vyriausybė atsižvelgė į prašymą ir nusprendė jiems skirti 50 000 litų naujiems baldams. Problemą šiek tiek spręsti padeda tėveliai rėmėjai. Klaipėdoje yra 32 bendrojo lavinimo mokyklos. Specialistai pripažįsta, jog daugelėje jų suolų būklė vargana, tačiau po truputį žengiama į priekį. Prieš porą metų iš miesto biudžeto po 75 000 litų baldams įsigyti gavo renovuota Gedminų ir naujai įkurta Gabijos mokyklos. Švietimo ministerijos skirti 47 000 litų buvo padalinti Liudvikos Stulpino ir Kuršių mokykloms. Miesto valdžia mokykliniams baldams pernai skyrė beveik 100 000 litų. Praeitais metais mokyklos apie 12 mokyklų gavo, taip skaičiuojant nuo 10 iki 30 000. Simono Dacho atskirai, kadangi ten buvo rekonstruojamas ir renginėjimas anstatas, gavo apie 80 000 baldam. Specialistai paskaičiavo, jog tik vienai mokyklai supirkti naujus suolus kainuotų apie 360 000 litų. Šiemet patvirtinus biudžetą mes dar lėšų negavom, bet mes tikimės iš viršplaninių lėšų, teiksim papildomai paraiškas, kad, aišku, negausim tiek, kiek iš tikrųjų reikia, bet kažkokia dalis, vienu žodžiu, judami prieki. Pasak viršininkės, kai kurios švietimo įstaigos suolus perka iš už šildymą sutaupytų pinigų bei moksleivio krepšelių lėšų.